Deja, bet plenarinį posėdį pradėsim tokia liūdnesnė gaida, pagerbdami mūsų išėjusį kolegą Evgenijų Šukliną. Dar kartą visiems užuojautą, pažinojusiem, dirbusiem ir bendravusiem. Netekome tokio labai išlaikyto, inteligentiško, aktyvaus Seimo nario, bet gyvenimas yra gyvenimas ir pasibaigia įvairiai. Na, o plenarinį posėdžių salėje turbūt tikiuosi, kad baigsime daugiau kaip pusmečio darbus susijusius su Lietuvos radijo ir televizijos įstatymų pataisom. Pirmiausia, tai noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavo, aktyviai dalyvavo. Diskusijos kartais buvo karštos, peržengiančios ir tam tikras ribas, kokias nenorėtume peržengti. Tačiau rezultatą turim ir atrodo, kad tiek, kiek man teko bendrauti su įvairių frakcijų atstovais, turbūt turėsime ir galutinį sprendimą. Tai dėkoju visiems dalyvavusiems diskusijose. Seimo nariam taip pat noriu padėkoti Seimo kanceliarijos darbuotojams, kurie buvo įsitraukę į šitą darbą. Ir man atrodo, kad turėsime tokį aiškesnį LRT reguliavimą, labiau šiuolaikiškesnį, labiau atitinkantį visuomeninio transliuotojo paskirtį, su apibrėžta misija, su sustiprinta valdysena ir tos problemos, kurios buvo pastebėtos valstybės kontrolės, jais bus atliepta ir bus sprendžiamos. Kitas toks sudėtingas paketas, tai eina sveikatos draudimo įstatymo pakeitimai, kurie tokie yra diskusiniai. Vėlgi tai liečia tam tikrą finansinių srautų ir lėšų panaudojimo kontrolės sustiprinimą, kas kelia kai kurias tokias galbūt ir pagrįstas abejonės, ar ne per daug kontrolės, bet kiek man teko kalbėti su autoriais, tai tokia platesnė perspektyva, apibriežti dalykai, kurie bus sumuojami. Tai nebus kažkokie tai pavienių atvejų baudimai, bet turėsime dar diskusiją Seime ir matysime galutinį variantą. Taip pat noriu pažymėti elektros energijos įstatymo 43-46 įstatymų pakeitimus, kur iš tikrųjų labiau pasaugojami tie pažeidžiamiausi vartotojai, kada jie, būdami kitų vartotojų, kitų tiekėjų elektros tiekimo tinkluose, jeigu tų įkainiai bus didesni, jie bus pervedami į visuomeninį tiekėją, tai yra, bus tikrai pasaugoma būtent tų pažeidžiamiausių žmonių galimybė susimokėti už naudojamą elektrą. Taip pat šiandien pateiksiu Donatos Kabelkės kandidatūrą į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centro vadovus. Taryba pateikė tokį siūlymą, lauksime vertinimo frakcijose ir galbūt turėsime naują centro vadovą. Na ir šiandieną turėsime metinę prokuratūros veiklos ataskaitą, kurią pristatys generalinė prokurorė Nida Grunskienė ir taip pat dviejų ministrų atsakymus į Seimo narių klausimus dėl situacijos genocidų centre. Manau, kad tai tikrai gal bus atsakyta į tuos klausimus, kurie dar yra kilę arba likę Seimo nariam. Na ir prisimenant mano pirmą profesiją sveikatos sektorių, šiandien turėsime metinį sveikatos tarybos pranešimą. Man atrodo, kad yra labai svarbu, kad visoje šitoje įtemptoje darbotvarkėje mes galėtume girdėti ir profesionalų patarimą, kaip sveikiau ir ilgiau gyventi, nes pasirodo, kad to mums labai reikia. Tai tokios būtų žinios šios dienos darbotvarkės.